Dalia Bielskytė vadovauja kraujo vėžiu sergančiųjų pacientų organizacijai. Rugsėjo pabaigoje Vilniaus Rotušės aikštėje sergantieji ir jų artimieji susirinko, kad pasidalintų savo gerumu, kad papasakotų apie kitų žmonių gerumą. Tądien renginyje skambėjo padėkos gydytojams ir tiems, be kurių sergantis kraujo vėžiu nebūtų išgyję – savo kaulų čiulpų donorams. Dalia džiaugiasi visų susirinkusiųjų gerumu ir už išgelbėtą gyvybę dėkojo seseriai. Tai reiškia, kad vis daugiau ir daugiau žmonių, kuriems šiandien reikia kaulų čiulpų transplantacijos, ras savo tikrai donorą, taip kaip kažkada radau aš savo sesę. Ir dėl to esu gyva, ir dėl to esu laiminga. Ir tie žmonės, kurie laukia, tikiuosi, kad jie pamatys šitą laidą, jie pamatys, kad mes dėl jų stengiamės ir jie bus ramesni. Jie žinos, kad yra žmogus, kuris nori jiem padėti. Yra daug žmonių, kurie nori padėti tiem, kurie serga.